Šiandien noriu Jums papasakoti, kaip elgtis su make-up spondžiais ir kaip juos prižiūrėti ir kaip su jais daryti makiažą. Taigi mes turime paprastą spondžą, kuris nėra išplautas ir jis yra mažos formos. Taigi mes įmerkiame į vandenį. Turiu kelių formų, sakykime, makiažo kempinėles. Vienos būna lašo formos, kitos būna, kaip aš vadinu, besmegenių formos. Ir iš tikrųjų nėra svarbu, su kuria mes atliksime makiažą. Pirmiausia, reikia spondžą įmerkti į vandenį, jį išspausti ir vėl dar kartelį įmerkti į vandenį. Jis turi pilnai įsipūsti. Taigi šitas spondžas jau yra primirkęs vandens. Tada mes jį paimam į servetėlę ir suspaudžiam. Iš jo turi išbėgti likutis vandens kiekio, tačiau jis turi likti išsipūtęs ir pilnas vandenuko. Lygiai taip pat pasiimsiu lašo formos spondžą. Išspaudžiu pirmiausia, o po to išspaudžiu ir nusausiu į servetėlę. Tikrai nebūtina spondžą plauti su specialia priemonė spondžų šampūnu. Užtenka skysto muilo arba savo šampūno, kurį naudojate plaukams, ir paprasčiausiai išplauti juos. Taigi taip atrodo išsipūtę make-up spondžiai. Taigi mes turime dvi makiažo kempinėles, su kuriomis atliksime makiažą. Lašo formos kempinėlę patogiau įmaskuoti maskuojamas priemonės ir jas padengti po akių zonoje, nes patogiau prieiti, kadangi jos yra smailaus paviršiaus. Su besmegenių formos patogu visą veiduką padengti greitų efektų, visą veidą su makiažo priemonė. Taigi dabar paimsiu skystos priemonės po akių maskavimui, uždėsiu juos su teptuku, galima dėti pirštais. Uždėjus tinkamą kiekį, mes jau teptuko nebenaudojam, o naudojam makiažo spondžą ir su juo mes tolygiai paskirstome ir įgeriame į odą makiažo priemonę. Būtent apšnojimo principas duoda tolygesnį padengimą. Tolygesnį padengimą ir ilgesnį makiažo priemonių išlaikymą. Jeigu mes norime atlikti ir uždėti ploną sluoksnį makiažo priemonės, su spondžu mes atliekame judesį būtent, sakykime, slinkimo principu, tai yra įskirstamo principu, kuris tiesiog lengvesnį sluoksnį duoda. Jeigu mes norim geriau įsigeriančio, daugiau maskuojančio sluoksnio, mes turime būtent su makiažo spondžu įtapšnoti į veido odą būtent priemonė skirta tam tikrai zonai. Jeigu toliau mes dengtumėm veido odą ir dengtumėm čia lygiai taip pat makiažo priemonė skirta veido maskavimui, veido dengimui, siūlyčiau pasiimti besmegenio formos spondžą ir su juo tolygiai, gražiai įmaskuoti į veido odą būtent skystą priemonę. Ir su besmegenio forma viskas vyksta greičiau ir prieinama lygiai taip pat prie visų įvairiausių smulkių vietų veido srityje.